Labą dieną. Labą dieną. Ar rūšiuojate šiukšles? Taip, rūšiuoju šiukšlės ir labai to džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tokių gerų žmonių, kurie pradėjo šitą dalyką ir pradėjo visus mokyti, kaip reikia elgtis su šiukšlėmis. Kodėl rūšiuojate? Todėl, kad reikia tausoti gamtą tą, kurioje mes gyvename. Ar galite prisistatyti? Taip, galiu prisistatyti. Esu Noriūnų bendruomenės pirmininkė Daiva Bubulienė. Ir todėl labai visus tuo pačiu noriu jūs pakviesti. Visus, kurie naudojatės visomis buitinėmis tomis atliekomis, tikrai jas rūšiuoti ir taip tausoti savo gamtą. Ačiū. Prašau. Mes esame svečiuose pas jūs viešoje bibliotekoje. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad jūs apsilankėte pas mane ir svečius atėję. Taigi, taip, aš dirbu Kupiškio viešosios bibliotekos direktorė ir kodėl šitas klausimas susijęs su būtent šiukšlių rūšiavimas, sakykime, su mūsų, sakykime, ne kad mūsų biblioteka, aplamai su Lietuvos bibliotekomis. Todėl, kad vaikai mėly, gal jūs irgi žinote, kad išrūšiavus šiukšles, popierių iš jo, jis yra perdirbamas ir gaminamos knygelės. Vėl jis yra išrūšiuojamas ir taip tas popierius kitam gyvenimui prikeliamas. Ir todėl mums yra labai svarbu, kad mes tausotumėm savo gamtą ir taip pat knygeles išvystumėm savo lentynose bibliotekoje. Ačiū labai. Prašau.